Ne visiems mūsų laidos žiūrovams reikia maždaug 100 kvadratinių metrų namo. Statistika byloja, jog maždaug tokios kvadratūros namai yra bene populiariausi. Kažkam reikia didesnių erdvių, tačiau būna atvejų, kai žmogui reikia nediduko, jaukaus, kartais ypatingai funkcionalaus pastato, kurio dydis galbūt 20 ar 30 kvadratinių metrų. Šiame rinkos segmente alternatyvų tikrai yra. Karkasiniai, skydiniai, moduliniai, vagonėliai, konteineriai ant ratų ir be jų. Ir turbūt dažnai tokiems nameliams ypatingai aukštų kriterijų nei gamintojai, nei užsakovai nekelia. Bet į tuos 30 kvadratinių metrų kartais galima sutalpinti ir miegamąjį, ir virtuvę, ir vonios kambarį. Gali būti toks labai nedidukas, bet jaukus ir kokybiškas būstas. Būstas, kurį gamintojai gali pagaminti pagal konkrečius jūsų norus. Mes daug metų užsiminėjom, statybinės šitos konteinerius. Čia, kur darbuotojai, statybininkai gyvena, ir šiaip jau turi manipuliatorius, vežiojam. Ir taip kažkaip tokia idėja vis galvoju, reikia pabandyti kažką išskirtinių padaryti. Nes šito iš tikrųjų namukų labai daug eko šitos. Žinai, ten daro šitos, kaip jisai sengvičius įstatinėja, ten kažkokios, ko pigiau, kaip Lietuvoje visi nori ko pigiau. Man iš tikrųjų buvo įdomu padaryti kažko tokio, kad žmonėms, patiktų, norėtųsi turėti vieną tokį dizainerį, ne 100 tokių patų dizainerių. Namukus, kaip pradėjom gaminti, kodėl dabar madinga, kaip tu sakai, yra. Todėl, kad nereikia leidimo šitos, nes dabar statyk namą, lauk leidimą, žmonės būna nuperka ten ūkio žemės paskirties, teisingai. Ir ką jiems daryti? Jie neturi, tai ką, valymo įrenginius tik reikia, elektrą pervesti ir vanduo. Jeigu gaunasi šitą, tu gali pastatyti šitą namuką. Lankstus požiūris į skirtingų klientų poreikius leidžia pasiūlyti jaukų gyvenamąjį būstą, o jeigu norite, tai gali būti, pavyzdžiui, estetiška ir funkcionali pirtelė. Juk ir tokie statiniai jau toli gražu nebėra elementarios konstrukcijos. Norėjusi, kad į šitą namuką, kai užeini, būtų toks jausmas, kad viduj kaip namie. Ir tada iš tikrųjų labai malonu, nes nenorisi užėti kažkokie konteinerį. Ten taip pat elektrą visur mes pervedžiam, kažkur įjung, kažkur išjung, kaip namie atsigulė į lovą, išjungė, kad toks jausmas būtų, nes to skiriasi skirtinis namukas, nes galima ko ten pagaminti, ten kažkur vieną reizetę, ten vienas jungimas, viskas, tau daugiau nereikia. Namukų gamintojas atviras, net ir tokio dydžio pastatų pirkėjai nori kokybės, kad būtų ir jauku, ir šilta, ir sausa, ir garso izoliacija būtų gera. Plytelės taip pat žiūrėjom, nes jį reikės pervežti. Jeigu aš plytelės paklijuosiu ir paskui mes jį pradėsim pervežti, tai paskui, ne iškart, gal kažkiek laiko praeis, skylės vis tiek, kur užlipdysim ten plytelio, pasirodys ar atsiklijos plytelė. Tai mums to nereikia. Mes norim žmonėms pastatyti, kad jie džiaugtųsi, viskas būtų pagaminta pagal tokį skonį ir nebūtų paskui kažkokios vėl remontus reikėtų iškart jiems daryti. Nervai man skambinės, o kaip jūs čia pardavėt, jūs to nepadarėt. Todėl reikėjo sprendimų, kurie būtų tinkami įvairiems objektams. Taigi esame modulinėme namuke, kuris išskirtinai įrengtas su medžiagomis, kurios eliminuoja visus purvinus, dulkėtus ir nešvarius procesus. Tai yra alternatyvos tiek plytelėms, tiek gipsui, tiek kitoms plokštėms, kur užtrunka ir laiko. Išskirtinai panaudotos medžiagos, kurios taupo laiką, eliminuoja visus purvinus procesus, yra pagamintos Europos gamintojų, tai turi visus reikiamus sertifikatus, yra tvarios, ekologiškos ir draugiškos aplinkai. Pradėkime pažintį su įrengimo subtilumais nuo grindų. Šios plokštės atsparios ne tik drėgmei, bet ir vandeniui. Variantas yra tiek grindims, tiek sienoms. Yra skirtingų dydžių, tad galima montuotis plytelių formą arba didžiuliais lapais. Taip pat didžiausias pliusas, kad galima viską montuoti ant senų dangų. Nereikia nieko plėšti, lupti, griauti, išvežti kažkur ir taip toliau. Tai maskas šiuo atveju yra labai praktiškas, patogus, greitas, pačiam savo galima pasidaryti. Specialių kažkokių poreikių, įrankių, gebėjimų jums netgi nereikia. Galite viską įsirengti patys per savaitgalį, per dieną, taupant į laiką, taupant klijus, taupant medžiagas ir taupant pinigus meistro darbui.
Labai sudėtinga kartais prisikviesti meistrus į mažą objektą. Mažytė vonia, mažytė vėsezona, niekas nenori važiuoti, nes labai daug darbo ir mažai pinigėlių. O čia jau galite netgi patys pasidaryti ir susiklijuoti su draugu, su tėčiu, su broliu. Pašnekovė atvira, pagelbėti darbuose tikrai gali net ir šeimos moterys ar merginos. Kai kuriais atvejais tiesiog reikia antro žmogaus, kad jis prilaikytų montuojamą apdailos plokštę. Mesgi vėl, kaip ir vonios zonose, taip ir gyvenamosiose zonose atsirinkę tokias plokštės ir produktus, kurie vėlgi eliminuoja tą visą purviną, dulkėtą darbą, kur gali pasidaryti pats ir kas labai taupo laiko. Tai čia yra Egerio gamintojo austrų ir yra belgų vėlgi Unilinas, kitos plokštės, kurios yra skirtos sienoms. Yra variantai ugnį atsparumo, drėgmė atsparumo, dekorų daugybė, galima viską pasidaryti, išsirinkti pagal skonį ir pagal projekto pobūdį. Pavyzdžiui, klikvolas turi virš 100 dekorų. Yra vienspalviai, yra medžio dekorai, yra įvairiausi akmenys, marmurai. Tai galima išsirinkti tikrai labai iš didelės kolekcijos. Dar viena plokštuma – lubos. Tai yra labai ekologiškas ir draugiškas aplinkai produktas. Tai yra medžio plaušas, baltas cementas ir vanduo. Daugiau neįdėta nieko. Tai visiškai natūralus gaminys. Gamina mūsų kaimynai Latviai. Yra standartinės 4 spalvos, tačiau pagal ralą galima nudažyti kokią tik norit. Taip pat galima išsifrezuoti, galima formas įvairias susipjaustyti ir panašiai. Koks yra didžiulis pliusas, kad jos nebijo drėgmės. Tai galima vėlgi visas lubas tiek dušo zonose, tiek voniose, tiek virtuvėse, tiek garaže, visur, kur reikalingas atsparumas drėgmei ir reikalinga akustika, nes jos irgi turi labai gerą savybę akustinę. Tai dar yra vienas iš pliusų. Todėl jeigu turite poreikį pasistatyti arba į savo sklypą atsivežti jau pagamintą jums tinkantį namuką, įvertinkite, ko jūs iš tokio nedidelio statinio tikėsitės. Ir gal geriau jis turės visas, sakykime, normalaus namo savybės, nei bus kažkas panašaus į kuklę pašiūrę ar sandėliuką.